paprastas žmogus, ar sportininkas, jis gali valgyti visą maistą, kokį jis tik nori, tik priklauso, kiek jis to maisto gali suvalgyti. Žmonės tiesiog perka galutinį rezultatą ir jie nori rezultatų čia ir dabar. Bet tada aš visą laiką savo klientui pasakau, jeigu jis ateina pas mane ir sako, girdėjau, yra keto dieta ar protarpinis badavimas, sako, jeigu aš laikysiu, aš pasieksiu rezultatą, aš tada klausiu, ar galėsi laikytis to visą gyvenimą. 90% nesuvalgo pakankamai baltymų ir tai, tarkim, moksliniai tyrimai nurodo, kad žmonės valgo per daug baltymų, perdirbtos daug tos mėsos. Bet kai praktiškai tu paėmi tą žmogų, tu matai, kad jis nei vienas nesuvalgo. Aš pats visą laiką valgau saldainius treniruotės metu, nes tai gerina darbingumą, mažina psichologinį nuovargį ir vėlgi padeda man greičiau kaip ir atsistatyti. Tėvai tave apdovanoja genetiškai, jeigu apdovanoja, gali ir blogai sportuoti, ir blogai valgyti, vis tiek kvalifikuosis į pasaulio čempionatą ir galbūt ten laimėsi medalį. Jeigu aš esu mitybos specialistas ir aš turiu tam tikrus įgūdžius, reiškia, aš kažkaip galiu tą specialistą arba dietologą pakeisti dirbtinį intelektą, tai aš turiu būti pirmas, kuris pakeis tam, kad aš nesusidurčiau tą problemą, kad mane pakeis. Sveiki, mėly klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi tinklalaidė Ar valgoma ir mes jos kūrėjos Evelina ir Laura. Pavasaris įsibėgėja, kalbėsim tikrai šventiška pavasariška tema, kuri tikiu aktuali ne vienam, o prieš pradedant dėkoju mūsų draugams Audiotekai už garsą ir vaizdą. Sveiki, jau Laura užsiminė, kad pavasariška tema laukia, turbūt atšilus orams daugelis ir jūsų pradeda daugiau sportuoti, galvoti apie savo galbūt ir svorio metimą, tiesiog buvimą daugiau gryname ore. O su tuo savaime ir socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje daugėja antraščių, siūlančių greit, lengvai sulieknėti, 10 būdų ir panašiai. Už to, žinoma, slypi ir daug pavojų, tai apie tai visą ir pakalbėsime, apie sportuojančių žmonių ir profesionalių sportininkų mitybą, o pas mus svečiuose yra Mantas Liekis, jis yra mitybos specialistas, platformos Persikas.com įkūrėjas ir lengvaatletis. Labas, Mantai. Malonu. Tai mes įprastai savo tinklalaidę pradedame klausimą atvirkščiu mūsų pavadinimui Ar valgoma, tai teiraujamės, kas yra pačiam nevalgoma, ko nemėgsti ir ar yra produktų, kurių sportuojantis žmogus visgi turėtų tikrai nevalgyti, ar gali valgyti viską? Aš asmeniškai nemėgstu grybų. Nežinau, kažkada buvau mažiukas apsinuodijau ir nuo to laiko aš jų nebevalgau. O dalinai, kalbant apie sportininkus, tai mes, ar paprastas žmogus, ar sportininkas, jis gali valgyti visą maistą, kokį jis tik nori, tik priklauso, kiek jis to maisto gali suvalgyti. Tai viskas atsiveria į kiekį ir, tarkim, fizinį aktyvumą. Kažkodėl grybų antifanų pas mus dažnai yra ir grybai čia numeris 1. Dažniausias atsakymas šitom pateliukė. Nors grybai yra tikrai naudingi žmogaus sveikatai. Jose yra daug antioksidantų, tai kas mėgstate grybus, tai džiaukitės, tikrai daug naudos gaunate. Na ir kalbant, tęsiant pavasario temą, tikrai atšilus oram pasigirsta vis daugiau įvairių dietų. Kažkas atsisako, kefyras, keto dieta, baltymų dieta, tik tai visų žalių produktų dieta. Kaip apskritai dietų pasaulis ir sportas dera, ar galim savo padėti, ar kaip tik daugiau žalos prisidarysim, atsisakę kažkurios produktų kategorijos ir eksperimentuodami su savo sveikata? Pasaulyje visą laiką, kiekvienais metais vis išeidavo nauja dieta, tai yra tiesiog marketingas. O kas liečia mus, tarkim, sportininkus ar paprastus žmonės, kurie tiesiog nori gražiau atrodyti, dalinai aš visą laiką irgi sakau, jeigu mes turime laikytis dietos, nes yra toks pasakymas, tiesiog dieta, tai mano irgi supratimu tai gali būti kaip ir subalansuota mityba. Nežinau, kaip tai galim pavadinti, nes jeigu sakysiu, mes tiesiog turime laikytis sveikos mitybos, tai yra dalinai ir klaidinamas variantas, nes paprastas žmogus jis nežino, kas yra sveika mityba. Sveika mityba yra ta mityba, iš kurios mes gausime pakankamai kalorijų ir maistinių medžiagų, riebalų, angliavandenių ir riebalų. Kai mes žinome, kokius kiekius reikia suvalgyti, mes tada galim sakyti, mano mityba yra sveika arba subalansuota. Tai tada mums visą laiką kiekvienam žmogui reikia, bent jau iš mano pusės, pasakyti, kas yra ta sveika mityba. Ir tada, kai mes žinome, kas yra sveika mityba, jeigu reikės, galėsime šiek tiek paplėtoti tą temą, kiek ko reikia žmogui surinkti, kad tai būtų sveika, žmogus šiaip ir negali nieko nesakyti. Ir jam nereikia tada laikytis kažkokios tos specifinės dietos, ar vengti kažkokių maisto produktų, ar kažkas sako, čia detoksas yra, ar dar kažkas, bet mes žinome, kodėl tai atsiranda. Aš toj sferoje dirbu tikrai daug metų ir žmonės tiesiog perka galutinį rezultatą ir jie nori rezultatų čia ir dabar. Kaip ir žmogus nori
dabar čia ir darbai būti laimingas, nori turėti gerus santykius, nori turėti daug pinigų ir tada greitas būdas susidirbti, greitas būdas sulieknėti, okei. Metu savo pinigus, bet dažniausiai su tais visokiausiais būdais pasidarau problemų, nes svorio metimas ar ten sportinių rezultatų siekimas dažniausiai yra ilgas progresas ir mes turime kiekvieną dieną daryti tam tikrus veiksmus, kad mes pasiektume galutinį rezultatą. Ir tas svoris vis tiek nukris arba mes pasieksime kažkokį rezultatą, jeigu kiekvieną dieną darysime teisingus veiksmus. Ir tai yra labai sunku suprasti, bet kai mes suprantame, mes galime pakeisti savo mąstymą ir siekti tų tikslų teisingą linkme. Tai tiek trumpai apie tą, kad tikrai nereikia nieko atsisakyti siekiant tikslų, bet labai svarbu turėti tų kokybiškų žinių, kad nebūtume suklaidinti. Nes irgi, jei mes paėmėm didžiąją dalį specialistų, dažnai specialistai Lietuvoje neturi kažkokios akreditacijos, kad jie galėtų užvesti ant kelio tą žmogų. Kai yra daug influencerių, kurie irgi matosi, kad parsiduoda kažkas ir gerai, čia reikia papasakoti, kad gerk šitos miltelius arba, nežinau, rodo savo gražų kūną ir sako, va darysi taip kaip aš ir turėsi tokį patį kūną. Bet dažnai irgi mes nežinome, kad galbūt tiek sportininkai vartoja kokius anabolinius steroidus arba gyvena vien tik to sporto arba vėlgi turi kažkokius klaidingus įsitikinimus ir tada labai lengvai suklaidina tos, tarkim, merginas, kurias irgi nori atrodyti gražiai arba sportininkus ir tada sportininkai bando kopijuoti kažkokią elitinę sportininko rutiną ir tada galų gale tas sportininkas ar paprastas žmogus turi psichologinių problemų ir kokią traumą dar patiria ir taip toliau. Tai visose kitose dalykuose yra toks lengvesnis paprastumas ir svarbiausia ne perspausti savęs. Man patiko dar į dietų temą, pats socialiniuose tinkluose rašai, kad gera dieta ta, kurios gali laikytis visą gyvenimą iš esmės. Taip, tai ir tada pridedant prie šito, kai žmogus sako, reikia čia keto laikytis, čia nereikia skaičiuoti kalorijų ir nereikia daryti dar kažko, bet tada aš visą laiką savo klientui pasakau, jeigu jis ateina pas mane ir sako, girdėjau, yra keto dieta ar protarpinis badavimas, sako, jeigu aš laikysiu, aš pasieksiu rezultatą, aš tada klausiu, ar galėsi laikytis to visą gyvenimą. Tai reiškia, jeigu nueisi kažkieno gimtadienį ir ten bus torto gabalas, tu, žinok, nebegalėsi suvalgyti to torto gabalą ir ar tu tada sėdėsi ten tą gimtadienį ir tiesiog save kankinsi. Arba kas bus, jeigu tu suvalgysi. Tu kitą dieną tikrai labai blogai jausies, nes tu laikaisi keto, tu esi ketozai, paskui tos ketozės išeis ir taip toliau. Ir tada žmogus kartais susimąsto, sako, ne, aš vis dėlto noriu tos subalansuotos mitybos, kad aš galėčiau mėgautis gyvenimu, nes maistas yra malonumas. Tikrai. Tai nuo ko galbūt pradėti, kai žmogus ateina ir nori, tarkim, turi tikslą, kad ir sulieknėti. Pavasaris, tai nuo ko jam pradėti, kad neužkiptų ant tų radikalių dietų kabliuko? Tada aš papasakosiu iš tos tokios labiau loginės pusės, kaip galima ir paskui, kaip pavyzdžiui, nesilaikyti kažkokių skaičių. Tiesiog paprasčiausiai planuoti mitybą. Tai visą laiką sakau žmonėms, kad pagrindinis dalykas, kuris įtakos svorio pokyčius, yra kalorijų deficitas. Tai jeigu žmogus sukurs kalorijų deficitą, tas svoris kris. Tarkim, tas pats yra, žmogus sako, aš valgau mažai, bet svoris nekrenta arba sportuoja daug ir svoris nekrenta, pasižiūri jo mitybą, matai, kad ten jau yra kažkokių burgerių, pilna saldainių, dar kažkas mityba nėra subalansuota ir jis automatiškai nesugeba to sukurti kalorijų deficito. Nėra kažkokio dalyko, kad kalorijų deficitas neveikia, nes jeigu mes paimsime vaikus Afrikoje, kurie ten yra pagaliukai, kodėl jie yra tokie, kad jie negauna pakankamų maisto ir vis tiek svoris bet kokiu atveju krenta sukūrus kalorijų deficitą, kol žmogus miršta, nebent žmogus turi serga tam tikrą ligą, dėl kurios negali numesti to svorio, bet tų yra 1 iš 100 000, tai kad jūs esate ar kažkas, tai yra labai mažai tikėtina. Ir tęsiant būtent, kad yra svarbios tos kalorijų deficitas, jeigu norime numesti svorį, kad norime būti sveiki, tai tiesiog suvalgome tiek kalorijų, kiek mums reikia pagal mūsų fizinį krūvį, jeigu mes norime priaugti svorį, mes turim sukurti kalorijų perteklių ir tada jau galvojame gerai, kad sukurtume vis tiek tą kalorijų deficitą, mūsų mityba turi būti subalansuota, tai reiškia, turime gauti pakankamai baltymų, riebalų, angliavandenių, tai dažniausiai ta pagrindinė rekomendacija visiems yra suvalgyti nuo 1,4 iki 1,8 gramų kūno kilogramai baltymų, tam, kad žmogus savo organizmą praturtintų reikiamomis amino rūgštimis, atsistatytų po fizinio krūvio ir tarkim, metant tą patį svorį, kad nekristų raumeninė masė. Dažniausiai, kas būna iš paprasto žmogaus, tam, kad jis metu svorį atsisakau baltymų, dažniausiai atsisakau mėsos, nes
čia padės sveikiau. Ir dažnai gerai, gal trumpalaikė perspektyva jis numeta kažkiek svorio ir šiaip sukūręs kalorijų deficitą, nukrenta raumeninė masė, kūnas paskui yra sugrebęs, atsiranda koks nors celiulitas, neturi žmogus jėgų ir tai yra didelė problema iš mano pusės, nes vėl kažkas pasidalino neteisingų patarimų, kad reikia atsisakyti mėsos ir, tarkim, lengviau numesti svorį. Tai tas baltymų kiekis jis tiesiog šiaip, kad neapsunkinti visos situacijos, tinka tiek svorio metimo palaikymui, masės prieaugiui, didesnis baltymų kiekis gali būti ten, kas vartoja anabolinius steroidus ir gali tiesiog pasisavinti didesnį kiekį baltymų. Tada ne mažiau 0,5 gramų kūno kilogramų riebalų, tai irgi metant svorį nereikėtų žemiau šitos normos siekti, todėl kad paskui vėlgi riebalai yra reikalingi vitaminų pasisavinimui, šiaip hormonams ir virškinimui, tai nereikia jų atsisakyti ir ten, jeigu jau žmogus augina svorį ar palaiko, tai tas kiekis gali būti nuo 1 iki 1,5. O visos jau likusios tos kalorijos yra priskiriamos angliavandeniams, tai jau tada žmogus pasirinka, iš kokio maisto jis nori gauti tos angliavandenius, ar tai gali būti košės, makaronai, vaisiai, nežinau, traškučiai, įvairovė didelė, kokį žmogui jau tiesiog maistą patinka valgyti. Ir kiekvienam žmogui tas kalorijų kiekis skirsis, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas, tai reiškia, kad ten amžiaus ūgis, aktyvumas ir pagal tai kažkoks žmogus yra genetiškai apdovanotas, jis galės valgyti šiek tiek daugiau maisto negu kitas ir tada atsiranda, vienas sako, mes turime liekną draugę, kuri valgo visą laiką daug ir vis tiek išlieka liekna. Kartais ta draugė valgo tik 1 kartą per dieną, gal 2, dėl to vis tiek nesugeba tų daug kalorijų suvartoti, bet kartais būna taip, kad tarkim, ta liekna draugė yra genetiškai apdovanota. Tarkim, turi 15% greitesnę medžiagų apykaitą ir mes tada paimam kokį paprastą žmogų, kuris nėra genetiškai apdovanotas, jo medžiagų apykaita nuo vidurio bus 15% lėtesnė. Ir jeigu mes paimam tą su lėtesnė ir tą su greitesnė, mes automatiškai matome 30% skirtumą. Tai jeigu man reikia suvalgyti, paskaitykit, 3000 kalorijų, tai galėčiau valgyti, tarkim, 3900 kalorijų ir išlikti lieknas, o kažkas galėtų valgyti žymiai mažiau. Tai irgi, kai tu skaitai tą mokslinę literatūrą ir tu pamatai, kaip iš tikro gali būti, kartais galvoji, visai yra įdomu, bet yra tiek daug niuansų, kad kartais, kai tu jau išmoksi labai daug, galvoji, nenorėčiau to sužinoti, nes tada toks gyvenimas apsunkėja ir bet tada viskas, vėlgi, sakau, tiesa slypi viduryje. Kai mes surinkam visą tą kompleksišką informaciją, mes galime skaityti. Lieknėjimas yra labai lengvas ir to pačiu sudėtingas, kai atsiranda tų įvairiausių tokių niuansų. Nors iš pasako atrodo, kalorijų deficitas, maistinės medžiagos, tai yra svarbiausi dalykai. Jeigu tą darysi, pasieksi rezultatą ir to, jeigu laikysies ten kažkurį ilgesnį laiką. Ir tai nėra labai sudėtinga. Bet čia šiek tiek papasakau apie tą mokslinę pusę, kas yra svarbiausia. Bet jeigu žmogus nenori skaičiuoti nei tų kalorijų, nei maistinių medžiagų, jis tiesiog galvoja, aš noriu geriau atrodyti, ten kažkiek numesti svorio, tada aš jiems duočiau paprastą patyrimą yra, tarkime, daug nesportuoji, valgai tada 4 kartus per dieną, kiekvieno valgio užkandžio metu suvalgai baltymų porciją, tai stengiasi, kad bent jau kažkokią baltymų porciją tiltų į tavo tą delną, tada prie kiekvieno valgio arba pridedi vaisių, daržovių, pridedi nedaug, tada ganėtinai angliavandenių, irgi tokį galima nedidelį gabaliuką ir tada tarkim, 1 šaukštelį ten alyvuogių aliejaus ant viršaus užpilti. Tai čia būtų tokia labai paprasta matematika, kaip jis tada gali, kaip ir turėti dar subalansuotą mitybą, nejaus ten didelio alkio, aišku, priklauso nuo to aktyvumo, bet nereikia nieko skaičiuoti, tiesiog tokiu principu valgai ir viskas. Dalinai čia, aišku, gali kai kam neveikti, nes vėlgi neaišku, žinai, kokios tos porcijos, bet čia, kad nereiktų tiek daug galvoti ir tai ir dažnai veikia, nes žmogus paprastas, tas mano klientas, kiek nežinau, gal padirbęs kokiais 4000 žmonių, ten su savo tom platformom, ten dar daugiau iš viso pasiekęs, bet esmė, kad 90% nesuvalgo pakankamai baltymų. Ir tai, tarkim, moksliniai tyrimai nurodo, kad žmonės valgo per daug baltymų, perdirbtos daug tos mėsos. Bet kai praktiškai tu paėmi tą žmogų, tu matai, kad jūs nei vienas nesuvalgot. Nes baltymų galima gauti ne vien tik iš mėsos, galima gauti iš jogurtų, ten kiaušinių, baltymų miltelių ir kitų dar produktų. Tai visą laiką yra tai įvairovė, tai galima ir net nevalgyti mėsos, bet vis tiek surinkti. Bet svarbu, kad išliktų tas balansas.
Pradėsiam sportuoti, aišku, nėra lengva susigaudyti tarp visų taisyklių, kaip ir minėjai, daug kas yra individualu ir tai, kas tiko tavo draugui, nebūtinai tinka tau, bet tikrai vyrauja ir nemažai mitų šitoje srityje. Su kokiais mitais, mitybos būtent mitais susiduri pats dažniausiai, pusryčiam tik kiaušiniai ar dar kokie nors mitai, kuriuos tau įvardė atėjo pas tave klientai? Tokie pagrindiniai, tai ar galima valgyti vaisius metant svorį? Šitas būna visą laiką, sakau, galite ir negalima vaisių valgyti vakare. Tai šitie yra pagrindiniai, tai galima tiek metant svorį valgyti ir tą cukrų, ir vaisius, ir vakare galima suvalgyti vaisių, jeigu norim, ir tai paslapčia netaps riebalais ant kūno. Tai aš irgi kažkada tikėjau, aš vengdavau vaisių vakare, o ką aš suvalgiau, man čia viskas svoris iš karto priauks, bet paskui laikui bėgant supratau, kad ne, iš tikrųjų tas svoris priauks, jeigu mes vis tiek viršime savo tą dienos kalorijų normą. Dar koks mitas, tai košės negalima angliavandenių vakare, tai visą laiką visi turi labai daug kas turi šitą didelę baimę, kad jeigu aš suvalgysiu kruopų vakare, tai vėlgi tas svoris priauks. Ne, jeigu mes suvalgysime kruopų vakare, mums tai gali padėti sumažinti patirtą stresą per visą dieną ir tada galima pagerinti savo miego kokybę. Čia įdomus faktorius, tai kartais būna, kad geriau net nevalgyti pirmos dienos pusę angliavandenių tam, kad mes išliktume tokie produktyvus, nebūtų tokių, tarkime, suvalgome didelį porciją angliavandenių pusryčiams ir tada po valandos jaučiame, kad laista galva, čia kažkas nebėra tas energijos. Tai kad to nebūtų, yra kartais rekomenduojama kai kam pradėti pusryčius vien tik nuo riebalų ir baltymų tam, kad išliktume produktyvesni. Tada irgi tas pats mitas, kad būtent reikia pusryčiams valgyti košę. Irgi daug tų vidutinio amžiaus moterų ateina ir sako, bet o kodėl čia aš turiu suvalgyti 3 kiaušinius, pavyzdžiui, pusryčiams? Aš noriu ten valgyti košę. Sakau, galite ir tą valgyti, bet nėra būtina tik košę tą valgyti, jūs galite kiekvieną dieną skirtingai tą daryti. Ir kitas mitas, kad pavyzdžiui reikia valgyti būtent 5 kartus per dieną. Tai ten 3 pagrindiniai valgiai ir 2 užkandžiai. Bet jeigu aš valgysiu 3 kartus, tai man sulėtės medžiagų apykta, medžiagų apykta nelėtė, priklausomai nuo tiek, kiek mes kartų per dieną valgome. Vėlgi, jeigu ten turime, sergame kokiu refliuksu arba ten, esame neščia moteris ar ten sportininkas, tai tada nuo kiekvieno to skirtingo žmogaus mes galime varijuoti tą valgių kiekį tam, kad žmogus ar surinktų pakankamai kalorijų, ar išspręstų kažkokias savo sveikatos problemas, bet čia jau nuo kiekvieno atveju individualiai ir kiekvieną reikia gilintis ir pagal tam tikras tas gaires, kurios yra dažniausiai sudarytos ar ten sportininkui, ar tam žmogui, kuris turi kažkokią genetinę patologiją ir taip toliau, mes galime sakyti, žiūrėk, yra tokios rekomendacijos, mes galim pabandyti laikytis tokių rekomendacijų ir tada žmogų tą gaidinį, sakai, okei, taip ir taip daryk, tai šitie tokie yra vieni iš didžiausių mitų, arba vėlgi, man reikia atsisakyti kažkokias irgi produktų grupės. Aš metu svorį, tai negaliu burgerio suvalgyti, negaliu ledų suvalgyti ar dar kažko. Tai irgi žmonės turi tą ganėtinai didelę baimę arba man atrašo, man bijo parašyti. Mes sakau, dabar taip planuosi mitybą, sakau, pradėk vesti savo mitybos dienoraštį, pradeda vesti mitybos ir sako, bet aš vakar suvalgiau ten saldainį, aš vakar suvalgiau kažkokį ir sakau, gerai, tu suvalgiai, tai nieko čia nėra blogo. Bijo parašyti. Bijo net parašyti ir galvoja, kad tai jeigu aš jau pradėjau mesti svorį ir aš pradėjau sveikai valgyti, tai aš negaliu to valgyti. Tai yra klaidinga vėl toks įsitikinimas, kad aš kažką kaip ten, nežinau kaip lietuviškai, kad džedžinsiu. Nu, tu kad teisiu. Teisiu. Bet sakau, yra viskas normalu ir kai tu žmogui pasakai, kad čia viskas gerai ir tu jam tiesiog nieko neskaitai, sakau, tiesiog rašyk taip, kaip yra ir tu tada gali vėl pasakyti, čia yra kažkokia klaida, mes bandom ją kaip nors ištaisyti, arba tu gali tai valgyti kas 3 dieną, kokią nors kaip mes suplanuojame, kad tu vis tiek pasiektum tą tikslą. Čia galbūt tokie pagrindiniai, kurie dabar vis matau, kad sutinku, arba ten vėlgi tas pas koks didesnis baltymų suvartojimas, man kažkas atsitiks. Dažniausiai to nebūna vėlgi. Kažkas pripasako kažko. Tai grįžtam prie pusryčių, apie kuriuos jau kalbėjai, tai turbūt dažnai žmonės irgi galbūt susiduria, kad apskritai pamiršta tą dienos dalį, kavos išgeria ir į darbus lekia, tai apie pusryčių svarbą ir visgi ką geriausia pusryčiam valgyti, jei įmanoma taip irgi. Priklauso vėlgi nuo kiekvieno žmogaus, tarkim, paanalizuosim 2 scenarius. Paanalizuosim tas žmogus, kuris kaip ir nori gal ir laikyti šiek tiek to protarpinio badavimo, jis, tarkim, suvalgo vakare tą didesnę porciją, nes kitaip jis būna alkanas, negali užmigti.
Tai tokiu atveju žmogus atsikelia ryte ir tada jam kaip ir nesinori valgyti ir aš sakau, tu gerai gali praleisti tos pusryčius, tu galėsi kažkokį paskui link pietų ar užkandžius valgyti arba už kartą rinktis pietus ant vakarienę. Bet tu tikrai tada turi susiplanuoti savo mitybą, kad tu galėtum suvalgyti tą užkandį ir suvalgyti pietus, kad nebūtų taip, kad aš toliau skubu, išgeriu kažkiek kavos, ten vėlgi, nežinau, užsivertęs darbais, negalvoju apie tą maistą, bet kai ateina 4 valanda arba grįžtu namo, aš persivalgau. Kad to nebūtų, tada mes būtinai turime valgyti tuos pietus. Jeigu yra kitas scenarius, būtent, jeigu sakytume, aš rekomenduoju visiems valgyti pusryčius, tada aš kiekvienam, sakyčiau, per pusryčius suvalgy būtinai kažkokio baltyminio maisto, kad tu skatintum savo organizmą atsistatymą, vis tiek pajaus ir didesnį sotumo jausmą, o paskui pagal situaciją ten ar pridedu tų angliavandenių, ar riebalų, priklausomai ko pats žmogus nori, bet tų tikrai nepraleičiau. Tada pusryčių tas laikas nėra didelis skirtumo, kada jis ten valgys, ar ten 6 ryte, ar 8, ar 9 kart kažkam pusryčiai, gal 11, ten pietus valgo tada 4. Tai nereikia cikluoti, užsiciklinti kažkokiu laiku, ar pusryčiai ten, pavyzdžiui, yra tam tikri moksliniai tyrimai, čia tarkim, daleiskim, tas, kas nori numesti svorį, bet šiaip turėti greitesnę medžiagų apykaitą. Jeigu aš, tarkim, per dieną turiu suvalgyti 3000 kalorijų ir aš pusryčiam suvalgysiu 1500 kalorijų, tai ten atsikėlęs kokią, nežinau, 9 valandą, aš labai šiaip pagreitinsiu savo medžiagų apykaitą. Tai todėl, kad mano organizmas tiesiog tą gautą energiją šiaip išdegins, pasis pakels pulsą, tai reiškia, arba aš irgi paskui pats atsėdėsiu ir aš tada drebinsiu rankas ir aš automatiškai deginsiu daugiau tų kalorijų, galbūt aš dieną būsiu aktyvesnis, nes aš turėsiu tos dar daugiau energijos ir dienos pabaigoje vietoj to, kad dažnai sudeginčiau 3000, nenatūraliai būsiu sudeginęs 3500 kalorijų. Tai mano reiškia, ta dienos kalorijų norma padidėjo 500 kalorijų vien tik todėl, kad suvalgiau sotesnius, tokius gausesnius pusryčius. Ir tyrimai irgi nurodo, irgi tą, tarkim, lygina vieną ir kitą žmogų ir mato, kad kaip ir yra tokia geresnė strategija, bet čia reikia individualiai irgi žiūrėti ir tada, jeigu nori galbūt daugiau valgyti, tai galbūt suvalgyk sotesnius pusryčius. Tada tie, kurie nevalgo, tai jie dažniausiai tada turi kaip ir gal lėtesnę, bet jau vėlgi, bet ar tai irgi daro labai didelį įtaką, jeigu mes ten valgom, nevalgom, nelabai. Aišku, yra tas irgi dalykas, kad, tarkim, atsikeliam ir mūsų tas kortizolio kiekis yra pakilęs. Ir jeigu mes toliau nevalgome tų pusryčių, mums jis kaip ir vis kyla, bet jeigu irgi nevalgome ryte, mes galime būti labai darbingi. Tai reiškia, mūsų produktyvumas ganėtinai yra didelis ir mes tada galime padaryti daug darbo per trumpą laiką, jeigu tai yra kažkoks protinis darbas. Ir galbūt mums tada užtenka dirbti ryte 4 valandas be pertraukos, padaryti visus dienos darbus ir paskui mes galime ilsėtis, valgyti, nežinau, kažką kitą, bet čia irgi nuo kiekvieno žmogaus darbo priklauso. Tai tiek apie pusryčius, kad tiesiog suvalgykite baltymų, jeigu matote, kad neišeina susiplanuoti pietų vakarienės, tada būtinai pavalgyti pusryčius, nes tą vieną valgį galite kontroliuoti, visą laiką galite turėti ar sumuštinį, ten kokią nors lašišą, ar ten 5 kiaušinius kokius suvalgyti, ar ten sumuštinį su sūriu, ar tą pačią košę ir išgerti baltyminį kokteilį, tiesiog susiplakate su pienu, su baltymų milteliais ir aštų sviestu, dar kažkokį bananą pasiėmant. Tikrai nėra tas excuse, neturiu laiko pasigaminti pusryčių, jeigu jų gamybų kartais reikia tik užtrukti iki 1 minutės, tai sakau, viskas priklauso nuo to noro. Ta vienos minutės idėja dažnai yra trintų vaisių, daržovių kokteiliai ir dažnas juos ypač pavasarį renkasi pusryčiam. Ar tai yra tinkami pusryčiai, ar visgi tai yra labiau užkandis, o ne pusryčiai? Jeigu žmogus gamins kokteilį tik iš tų, tarkim, uogų arba tų daržovių, tai aš net neskaityčiau pusryčiais, nes ten tai bus, nežinau, 50 kalorijų ir yra tikrai, žinau, pas mane klienčių, kurios sakydavo, aš tai pusryčiams ten salierų sultį geriu. Ir labai populiariai. Galvoju, negauna tų jokių medžiagų, tai jeigu yra noras, galima išgerti tą kokteilį ir tada iš karto dar ten šalia suvalgyti ar sumuštinį, tą subalansuotą, ar ten kiaušinių, ir tą patį kokteilį daryti tada su baltymų milteliais, ten įdedam, nežinau, 40-50 gramų tų miltelių, įdedam ten įpilam daugiau pieno, įdedam dar riešutų sviesto ir jau žiūrėk, gauname ten kokius 300-400 kalorijų, tai gali būti toks kaip ir valgys ir dar žmogus išliks sotesnis ilgiau ir tam nereikės rūpintis, jeigu mes tik tą kokteilį ten gersim,
ką mes, ir taip galvoju, gerai gausiu tai kažkokius skaidulų ar ten vitaminų, mineralų. Nuliūdinusi tiesa yra, kad dabar mes iš to tokio maisto kaip ir nebelabai galima gauti kažkokių tų daug vitaminų, mineralų, nes tiesiog žemė yra nualinta tos ir tada jau dabar tie užauginti visą vaisių ir taip toliau, jie neturi pakankamai maisto medžiagų, kiek jie turėdavo prieš 50 metų ar daugiau, tai mes vis tiek tada turim gerti kažkokius vitaminus, mineralus, kad gautum pakankamai tų medžiagų ir tikrai yra sunku gauti vien tik iš to maisto, nors jis jeigu ir būtų visiškai subalansuotas, aš seksiu kiekvieną gramą ir ten sakytų, rodytų programos, aš čia surinku iš maisto pakankamų vitaminų, mineralų, bet dažniausiai vis tiek mes jų pakankamai negaunam ir mums reikia tada vartoti kažkokius papildus, kaip ir skaudžiai tai skambėtų. Kokių dažniausiai vitaminų ir mineralų pritrūksta sportuojantiem ir ką vertėtų vartoti papildomai? Sportuojantams tai visai pas mumis Lietuvoje vitamino D. Tai visą laiką visiems daug vitamino D, tada žuvų taukų visiems šiaip rekomenduotų, nes dažniausiai mes negaunam ir negalima tiek ir privalgyti tos pačios žuvies, tai reikėtų, bet tai irgi gerus kokybiškus reikia tos taukus gerti, tai nėra iš kur jų kaip prisigyti. Arba šiaip, pavyzdžiui, Lietuvoje tas sportininkų situacija, tai dažniausiai pinigų turi daugiau tik krepšininkai kokie. Tenisininkai, tai jie savo kaip ir gali leisti, o visi kiti, tai jie dažniausiai negauna jokio finansavimo ir jie turi tada save patys finansuoti arba tėvai turi kažkaip remti. Ir tada yra klausimas, ar tu gali kiekvieną mėnesį skirti ten 2, 3, 400 eurų papildams, jeigu mes norėtume turėti tą tokį balansą ir norėtume daugiau tų papildų įtraukti. Sportininkams priklauso nuo tos specifikos, aišku, aš pažįstu ir aš pats šuolininkas jau aukštas esu. Pakalbėsime apie tai dar tikrai. Bėgikams trūksta geležies, tai vėlgi ten irgi kartais būna ar ta pati mityba nesubalansuota, arba krūviai yra dideli, vėlgi pas mumis tos oro sąlygos nėra tokios geros, tai vėlgi tai įtakoja. Tai jie gali vėlgi ten B grupės kompleksą gerti, tada vėl ten į mitybos racioną įtraukti daugiau ten kokių nors burokėlių, mėsos, tada ten mėsos neužgerti, ten pieno arba nevalgyti savo varškę, mėsą gardinti vitaminu C ar ten citrinos sultimis, laimo sultimis, vėlgi, kad būtų skatinamas tas geležies įsisavinimas maisto, neužgerti ten kava. Įvairių yra tų strategijų, bet reikia tada žiūrėti pagal tą kiekvieną individualią situaciją, jeigu kalbant dar ko gali trūkti, tai ką reikėtų tada iš papildų vartoti, kad tas rezultatas kaip ir galėtų būti geresnis, kokius galima įsigyti. Tai gerai įsigijom tada tiesiog paprastą vitaminų ir mineralų kompleksą, stengiamės pasižiūrėti, kad tie vitaminai ir mineralai būtų augalinės kilmės, nes vėlgi jie kaip ir turės didesnį pasisavinimą. Aš tad, pavyzdžiui, brandas būdavo toks neau, bet jis dažniausiai užsienio yra, tai ten natūralesni papildai irgi kaip siūlydavau savo atletams ar pats pirdavau. Ten yra Lietuvoje toks premium brandas Torn, ar irgi reikia iš užsienio užsisakinėti, Lietuvoje nelabai. Bet čia tiesiog, kad jeigu kažkas norės įsigyti, jie ten galės paieškoti. Tada kretiną gali vartoti, kažkur per dieną, kasdien galima 2,5 gramo, vėlgi, kad gerėtų kognityvinę funkciją žmogaus ir vėlgi turėtų gerėti atsistatymas ir ilgaamžiškumas to pačiu. Tada jeigu yra papildomai finansinių lėšų, mes galime įsigyti citrulino malato ir betalanino, ten gerti nuo 2 iki 4 gramų, priklausomai vėlgi nuo tos, tai turėtų vėlgi pagerinti tą ištvermę žmogaus ir šiaip tą patį atsistatymą, bet ten galima daryti 6 savaitės gerti, paskui vėlgi daryti pertrauką. Sportiniai rezultatai visą laiką pagerės, jeigu mes gersime daug kofeino, tai jeigu ten išgeriame, nežinau, 200 mg prieš treniruotę, automatiškai turėtume padaryti geresnę treniruotę ir pagerinti riebalų deginimą. Bet vėlgi turime atsižvelgti, ar nesame pervargę ir tą kofeiną vartoti atsakingai, kad netyčia dėl to vartojimo savo organizmo nenualintume ir nepervargti treniruotės metu, nes tiesiog padarysime sunkesnį, paskui kitą dieną atsikeliame, oi, kažkaip sunku man. Tai vat, šitas dalykas, tada kokius kitus tokius papildus vėlgi priklauso nuo situacijos. Jeigu žmogų kamuoja neaplinka, mes tada galim sakyti melatoninas, GABA, ten vėlgi atsistatymų dar glutaminas, kokie dar gliciną galima, jeigu irgi, tai glicinas yra ganėtinai pigus, tai vėlgi mes tada jo galima daug prisipirkti iš kokios vaistinės ir traukiant prieš miegą. Turėtų kaip ir pagerėti tą miego kokybę. Tai visai pakankamai. Galėjo vardinti, sakyti, gerai, šitą ir aš irgi sakydavau, aš prisipirdavau tų papildų ir aš šiaip anksčiau norėdavau vis išbandyti, galvodavau, kad
o aš čia nusipirksiu kvietino, čia nusipirksiu tų ir aš iš karto šoksiu aukščiau, 10 cm, nes aš taip galvodavau. Ir kai, ir nežinau, kad gal papasakos iš tam podcast'e būtent kodėl tą sferą visą perėjau, tai vis galvodavau, gerai, pabandysiu šitą, iš viso toks neaiškus, bet matau, kad tyrimuose ten parašyta, kad čia turėtų pagerinti tą pasintezę, kad raumenis ir gaus geresnį tonus ir aukščiau šoks ir nusipirkdavau, ragauju, koks neskanu, bet reikia, žinai, išgerti, neišgeri kažkaip, paskui žiūri kažkoks keistas jausmas, tas treniruotės, matau kažkokia raumenis, žėlė pasidarė gerai, nebegersiu, kažkaip keista. Nors ten tiesiog kokia amino rūgštis. Ir vis tiek tu pabandai ir galvoji, gerai, nebandysiu ir man nereikia, nes tiesiog atrodo, kad nėra poveikio. Tu papildų įvairiausių ir ten atvažiuoja mama pas mane į Vilnių, sako, pas tave čia vėl laboratorija. Aš sakau, irgi dabar yra atsirado, kaip ir turėtų būti ar vasarą, kada Enhanced Games, tai reiškia, ten milijardierius sugalvoja padaryti žaidimus, kuriuose leis sportininkams vartoti anabolinius steroidus, jie ten galės vienas prieš kitą konkuruoti. Ir sako, geriausias chemikas laimės. Lietuvoje man tas liekis, tas geriausias chemikas, kuris formulės. Nes iš tikro šiaip dadeda tas, jeigu tu tikrai žinai, ką tu darai, tai tu gali tikrai varžybose išlaužti geresnį rezultatą, jeigu tu vartoji, ką galima, leidžiamas medžiagas. Ir reikia tiesiog tada atrasti, kas veikia ir viskas, tu tada gali tikrai pagerinti tą patį atsistatymą ir gautas visas medžiagas tam, kad tu būtum geresnis už šitą. To mes ir siekime. Man visą laiką irgi buvo svarbu konkurencija, tai aš turiu daryti viską, kad aš laimėčiau dalinai, jeigu aš turiu pakankamai žinių. Tai kiekvienas sportininkas, tas, kuris nori konkuruoti ir nori laimėtis, turi pasinaudoti galimybę. Taip. Čia reikia disclaimerio, kad maisto papildai nėra maisto pakaitalai ir labai sveikas finansuota mityba. Tai sveikas gyvenimo būdas. Tai dažnai pradedantys sportuoti žmonės ne tik papildų visokių prisiperka, bet ir, tarkim, labai daug visokių ten funkcinių batonėlių, baltyminių batonėlių ir įsivaizduoju, kad tai irgi taps rakto į sėkmę. Ką apie tokius visokius batonėlius galėtum pasakyti? Dažniausiai, jeigu vėl priklauso koks tas sportininkas, jeigu sportininkas yra ten bėgikas ir jis subėgioja ganėtinai daug kilometrų, tai jis gali valgyti tos funkcinius batonėlius, kuris yra daugiau tų angliavandenių tam, kad surinktų tas kalorijas ir kaip ir turėtų tada energijos išdirbti fizinį krūvį. Bet dažniausiai tie tokie funkciniai batonėliai, jie neturi pakankamai baltymų, tai reiškia, kad mes negauname, jie turi pakankamai ten tų angliavandenių, kartais būna iki kurios pridėto kofeino, vitaminų, mineralų, bet vėlgi, kas valgo tos, bet gali daug kalorijų gauti. Jeigu tu netiek daug sportuoji, tai kam tau reikia, tada užtenka paprasto baltyminio batonėlio. Ten, nežinau, geriausi pavyzdžiai, kurie man tokie skaniai yra Greneida batonėlis visai skanus, ten tada yra kokie dar Fuel, man atrodo, gal vienas, kurie turi ganėtinai tą subalansuotą santykį tarp angliavandenių, riebalų ir baltymų ir turi daugiau baltymų, mažiau kalorijų. Tai mes kaip ir galime kasdien traukti tą baltyminį batonėlį savo mitybos racioną, jeigu mes skubame, turime laiko maisto gamybai ir mes iš jo gausime tų angliavandenių ir plius saldus, jeigu mes norime daugiau saldumo, mums tada lengviau išsilaikyti tos savo dietos, jeigu mes laikome, nes dažniausiai žmonės nori vis tiek to kažkokio saldumo prie kavos, tai jis galvo, 4 valandą prieš treniruotę ar po treniruotės suvalgyti tą batonėlį su kavoje, gauti saldumą ir turėsi tos energijos treniruotės metu, jeigu tu to nori. Jeigu kas liečia visus tas geliukus, kad man geliukas padės išbėgti daugiau kilometrų, taip jeigu mes turime tikrai išbėgti didelės distancijas, mes turime irgi žiūrėti, ką mūsų organizmas labiau toleruoja, nes būna kai kurie bėgimo metu ar tai geria tik izotoninį gėrimą, kuris yra ten pagamintas, tarkim, iš kažkokių cukraus miltelių sumaišytų su kažkom, arba ten tas geliukas, kuris yra pripildytas kofeino, kažkokių vėl amino rūgščių, cukraus ir tada dar yra ten koks nors 1 ar 2 dar kažkokie būdai, kaip tu galėtum tų angliavandenių daugiau gauti treniruotės metu ir tada tu žiūri, kuris tau veikia, bet čia mes jau liečiam tą profesionalesnį sportą ir reikia žiūrėti, kaip žmogaus tas kūnas reaguoja būtent į vieną ir kitą, kad būna, kad, tarkim, žmogus ten geria izotoninį tą gėrimą, bet jam sustoja virškinimas, pradeda skrandis skaudėti, tai tada, kai reikia tada kitą kartą išnaudoti kažką kitą. Jeigu nepavyksta, mes tada turim kažkaip pratinti organizmą, kad jis toleruotų tą ir didesnį kiekį angliavandenių. Ir tada vėlgi
prasideda, jeigu mes žiūrim apie profesionalų sportą, tą, kur, tarkim, maratoną ar ten turiu išbėgti per treniruotę 30 km. Jeigu tik pavalgius prieš treniruotę, kažkiek pavalgius prieš treniruotę, mano ten organizmas gali skaupti, nežinau, 900 gramų angliavandenių. Aš per 3 valandas turėčiau kaip ir tiek išdeginęs. 900 gramų angliavandenių, nežinau, bus gal čia 3000 ten su viršum kalorijų, bet galbūt aš Tour de France atletas, kuris per dieną ten gali sudenginti 10 000, kai 20 000 tų kalorijų, priklausoma kiek jis mina, koks pulsas, ar ten esu kažkoks sunkumų kelnotas, sveriu ten 200 kg, irgi ten fizinis krūvis didelis, ten kažką turiu daryti, tada tu galvoji, kaip tas visas kalorijas reikia suvalgyti. Ir turi per treniruotę būtinai kažką vartoti, tam, kad išlaikytum tą darbingumą ir nepritrūkstum energijos. Kalbant apie profesionalius sportininkus, jau truputėlį užsiminiai, kaip skiriasi jų mityba atsižvelgiant į sporto šaką, kurią jie praktikuoja, galbūt yra kažkokie bendros gairės, nuo ko tai priklauso, į ką reikėtų atsižvelgti, krepšininko mityba nuo bėgiko skiriasi, pasidarant. Dažniausiai, šiaip, jeigu paimam paprastą žmogų ir sportuojantį žmogų, tai ir profesionalų sportininką, jų mityba visiškai gali nesiskirti. Reiškia, jie valgo tokį patį maistą, jie turi surinkti tiek pat maisto medžiagų. Tai gerai, jeigu sportininkas, jis profesionalus, jeigu sportuoja 2 kartus per dieną, jis gali suvalgyti, tarkime, apie 2 gramus kūno kilogramai tų baltymų, kad jis pagerintų, sakykim, tą savo atsistatymą, nes jam kaip ir reikės jau daugiau, nes jis vis tiek tos raumenys sužaloja, raumenims reikia daugiau baltymų tam, kad jie atsistatytų. Tai gali skirti šiek tiek tas baltymų kiekis, kiek sportininkai gali daugiau suvalgyti, bet vėlgi paskui, jeigu mes ten didinsime ir daugiau tų baltymų kiekio, dažnai mes galime nematyti tą poveikio tam atsistatymui, nes vėlgi tiesiog žmogus didesnį tą suvalgomą baltymų kiekis panaudos energiją. Tai baltymas bus suskaldęs į angliavandenį ir taip toliau, aišku, jam tada gal bus lengviau kontroliuoti tą alkį, nes jeigu aš esu profesionalus sportininkas, labai daug sportuoju kartais dėl patirto psichologinio ir fizinio krūvio, aš visą laiką būsiu alkanas, nes mano organizmas nuolat norės atsistatyti ir tada, jeigu sportininkas turi išlikti kažkokioj svorio kategorijai, jam reikia galvoti strategijos, kaip jis gali suvalgyti kuo daugiau maisto ir vis tiek išlaikyti tokį patį kūno svorį. Tai aš esu savas sadistas, aukštininkas visą laiką turi sverti ganėtinai nedaug tam, kad jis galėtų iššokti. Ir jeigu mes paimėm užsienio atletas, tai sako, aš laimėjau pirmos vietos aukso medalį, toks mutadas, ir sako, po varžybų į lėkštę įsidėjęs tą medalį ir žiūri, nes ta prasme, ten kai kur tai tikrai turi save kankinti, kad tu pasiektum tą svorį, bet reikia irgi žiūrėti, ar tas svorio numetimas nepakenks tavo rezultatai. Tai užsienio, jeigu turi gerą specialistų komandą, tave gali kaip visą laiką išlaikyti geroj formai, kaip ir ten tu lėknai ar dar kažkas atrodytum, arba ten yra tiesiog šilčiau ir tu tiesiog gali dar sverti mažiau, nes gauni visas reikiamas medžiagas ir mažesnė tikimybė, kad susirgs ir taip toliau, ir tada važiuoji ten kažkur į varžybas vasarą, irgi ten šilta, net nesirgsi Lietuvoje, -20 ir dar alkanas metis orį ir nueini kažkur kokį renginį, jau grįžti kitą dieną sergi. Tai vėlgi yra tų tokių variacijų ir tada kas liečiau toliau tos sportininkus, tai visiems sportininkams daug angliavandenių. Jeigu tu nori būti greitas, turi valgyti, tarkim, tą patį ir cukrų, kad mūsų greitasios skaidulos gautų tų angliavandenis. Greitasios skaidulos mėgsta angliavandenis ir jeigu jos gaus pakankamą angliavandenių, jis galės greitai susitraukinėti, bus greitas, tai greičiau bėgsi, aukščiau šoksi, galėsi daugiau išbėgti, jeigu pilnas raumuo bus pripildytas tų angliavandenių. Jeigu tu laikysies keto mitybos, tai rezultatų nebus. Sporte kažkokie rezultatai bus, bet ar aukšti, ne, ir tai parodo tie patys visi tyrimai. Tada kiek tų kalorijų reikia suvalgyti skirtingos rūšies atstovai. Tai pavyzdžiui, aš kaip šuolininkas, jeigu ten mano treniruotės nėra ten irgi nei labai ilgos, nei labai trumpos, jis yra per vidurį, bet vis tiek aš tarkim, darau treniruotę apie valandą, apie pusantros, tai aš per tą irgi išdeginu kažkiek kalorijų. Kiekvieno žmogaus kalorijų išdeginamas kiekis skirsis per treniruotę priklausomai nuo tai, kaip aukštai pakils pulsas. Pavyzdžiui, jeigu yra airinė palšytė, tai
pas ją yra ganėtinai aukštas pulsas ir jis sugeba per treniruotę išdeginti daugiau kalorijų negu aš, nes pas mane pulsas yra mažesnis. Automatiškai tada galės suvalgyti daugiau kalorijų dienos metu negu aš. Ir tada kitas ten irgi kažkoks, nežinau, žemesnis žmogus, pas jį irgi pulsas bus aukštesnis, išdeginti daugiau kalorijų, galės jau suvalgyti daugiau. Tada visas tas dienos racionas šiek tiek keičiasi. Tada jeigu mes imame kokį nors bėgiką, kuris turi išbėgti didelį kilometražą per dieną, tarkim 15 km. 15 km galbūt kad jis išbėgtų, jam reikės valandos, pusantros-2 valandų. Ir jis automatiškai viso bėgimo metu, jo tas pulsas ten bus, nežinau, nuo 120 iki gal 180 priklausomai nuo jo pasirinkimo, kuo aukštesnis pulsas, tuo daugiau tų kalorijų išdegins ir jau po bėgimo, jeigu mes bėgsime pusantros valandos, mes ten būsime išdeginę, nežinau, 1000 kalorijų, gal daugiau. O aš per treniruotę būsiu išdeginęs, kuri truko pusantros valandos, tik 500 kalorijų. Tada automatiškai tas bėgikas galės suvalgyti daugiau tų kalorijų, tai tas kalorijas jis ten galės gauti vėlgi iš kokio maisto, kaip ir dalinai nori. Ar ten suvalgys daugiau makaronų, ar suvalgys kažkokios košės daugiau, ar ten kokio šokolado, vaisių, priklausomai. Tai tom ir skirsis tada. Tai bėgikas ten galbūt todėl, kad jo yra tokia treniruočių specifika arba intensyvesnis krūvis, daugiau kilometražo reikia surinkti, per dieną reikia suvalgyti 5000 kalorijų, kad jis patenkintų savo energijos poreikius. Tuo tarpu krepšininkas, jeigu jis ten turi tas 2-3 treniruotės per dieną, priklausomai ten varžybos, ar jis pats ten dar kažką treniruosi iš ryto, irgi jo tas kaloražas gali būti irgi apie 5000, nes irgi fizinis krūvis intensyvus ir jis, kad patenkintų tos poreikius, tiek tada aukštininkas 3000 kalorijų kiekvieną dieną irgi nuo to fizinio krūvio. Tada Tour de France atletas varžybų metu 10 000 kalorijų. Tas koks sunkumų kelnotas, vėlgi ten gal 15 000, nes sveria 200 kg, vartoja anabolinius steroidus, turi kažkokį tą fizinį krūvį tam, kad jis statytų ir palaikytų tokią savo masę, turi suvalgyti daug tų kalorijų, nes irgi automatiškai tiesiog valgant daug maisto, tavo medžiagų tiesiog apykita greitėja ir tu sėdi tavo 130. Man čia būtų jau bėga prakaitas, jau viskas, čia sakau, reikia duokti užkasti dar kažką jau iš postalo. Iš postalo. Tai ir tada tas ir keičiasi tarp tų skirtingų sportininkų, tiesiog kiek kalorijų suvartoja ir tada jie turės vis tiek suvalgyti panašų kiekį kaip ir žmogus riebalų, baltymų ir tada tiesiog keičiasi angliavandeniai. Ir tada, kaip ir būna, sportininkas sako, aš pradėsiu laikytis kažkokios dietos ir jis ten atsisako, tarkim, cukraus, saldainių ar, nežinau, bet kažkokia tokia maistas, man čia kenkia, aš negaliu, nes man kažkas atsitiks. Ir iš tikrųjų tada jis nebesugeba surinkti pakankamai kalorijų ir tada negali išlaikyti gero darbingumo treniruotės metu, kas yra blogai. Ir tada mes, kaip jis tarkim atsisako visko cukraus ir tada pradeda valgyti daugiau daržovių, kažkokių kruopų ir dažniausiai tie sportininkai, kurie pradeda valgyti daugiau tų skaidulų turinčio maisto, susiduria su virškinimo problemomis, ten pradeda pūsti pilvą ir jie vėl tokie bloated jaučiasi. Tai tas yra blogai. Tai kad to nebūtų, mums tada reikia ieškoti kažkokią lengvą maistą, iš ko jis galėtų gauti tų daugiau kalorijų. Aš pats visą laiką valgau saldainius treniruotės metu, nes tai gerina darbingumą, mažina psichologinį nuovargį ir vėlgi padeda man greičiau kaip ir atsistatyti. Tai tada, jeigu aš ten suvalgau saldainį kas 20 minučių, kas yra teoriškai, jeigu mes valgom kas treniruotės metu, kas 20 minučių kažką saldaus, mes galime padidinti irgi tą darbingumą. Yra tam tikri tyrimai, kurie nurodo taip ir tada gali tikėti, kad taip ir yra. Jeigu aš vieną saldainį valgau, tai kažkas gali vieną giliuką iš karto išgerti. Kažkas gali tada turėti izotoninį gėrimą pasidaręs ir gerti irgi kas ten 20 minučių ir tas kalorijas rinkti, tam, kad jis galėtų išdirbti tą fizinį krūvį, jeigu mes matome, kad treniruotė ilgėja. Dažniausiai mes galime nieko negerti, jeigu treniruotė mūsų trunka apie valandą. Paskui kiekvienas žmogus gali pastebėti, kad po valandos mažėja tas darbingumas. Ir arba mes dedam daugiau tų visų angliavandenių, ar pradedam traukiam kažkokių amino rūgščių, arba padarom valandą, išgeriam, ką mums reikia, pasilsim ir vėl einam sportuoti. Bet tada irgi, jei mes pradedam prie sporto, ten planavimo visą, tas žmogus, kuris kartais sportuos daugiau kartų per dieną ir tarkim, gerai, aš aukštininkas ir aš dabar, jeigu Vilniui padarau vieną treniruotę, tai aš tą treniruotę galėčiau skirstyti 3 dienos metu ir kiekvienos treniruotės metu padaryti po truputį to kažkokio krūvio
ir aš stimuliuosiu savo organizmo atsistatymą greičiau. Ir kiekvienos treniruotės dar tuo metu galėsiu padaryti stipresnę treniruotę. Ir automatiškai, jeigu aš tai galėsiu ilgai tęsti, aš turėčiau kaip ir pasiekti geresnį rezultatą. Tai tada irgi tas pats sportininkas irgi taip išskirsto tam, kad sumažintų tą nuovargį ir skatintų tą savo atsistatymą. Tai yra įdomus visą laiką tie niuansai ir man duoda įdomu, kodėl treneriai nekalba apie tai. Arba nekalba, kaip tu galėtum pagerinti tą mitybos planavimą, atsižvelgiant į tą situaciją. Ir tada prieini prie to fakto, kad jie tiesiog nežino. Ir jie nenori išmokti to. Ir tai yra labai liūdna ta sportininkų realybė ir nežinau kodėl. Tavo jau minėtoji Airinė Palšytė vienam podcast'e yra sakius, kad jūsų rungty turi būti lengvas, bet tai nėra lengva. Tai ar tau lengva būtent išlaikytas formas reikalingas šuoliams į aukštį? Per mano sportininko karjerą, turbūt, kai aš gal pradėjau sportuoti, pradėjau šokinėti aukštį, man galbūt buvo kūno svoris gal kokia 58 kg, dabar aš sveriu 81 kg, tai įsivaizduokit, tas yra skirtumas ir ten tarp vienu metu ten irgi buvau numetęs iki 70 kg, iki 68, ten iki 75, bet visą laiką sugebėdavau šokti kaip ir panašų tą savo aukštį. Vienais metais geriau, kitais blogiau, aišku, daug kas priklausydavo ir nuo to pasirinkimo, bet ką aš pastebėjau, kad, tarkim, mano dabar svoris yra apie 81, ten aš gerai jaučiuosi. Ir aš galiu be kažkokių didelių pastangų išlaikyti tą svorį ir jeigu man reikia, aš galiu numesti ten 1-2 kg irgi ganėtinai paprastai. Ir aš nesijaučiu blogai, bet jeigu aš, pavyzdžiui, numetu svorį daugiau negu iki kokių 77, aš kažkaip keistai jaučiuosi ir aš tai jaučiuosi nebe toks galingas. Tai aš tada pasirinku tiesiog tą svorį, prie kurio jaučiuosi gerai, aš asmeniškai. Ir man vis tiek tai duoda neblogą rezultatą. Aš galiu šokti aukščiau. Tai reiškia, man kaip ir nėra tai kenksminga. Jeigu aš pasižiūriu į kažkokius visus kitus sportininkus, ten aukštininkus, tai taip, yra tam tikrų sportininkų, kurie sveria 65 kg prie 1,90 m ir jie gerai jaučiasi ir jie gali aukštai pašokti, sakau, gerai, jeigu tu gerai jautiesi prie tokio svorio, tu tie gali pašokti, sveikinu, daryk tai, kas tinka. Yra tokių, kurie ten sveria 90 kg prie 1,90 m kažkur ir jie vis tiek šoka aukštai. Tai tada yra, reiškia, tiesiog kaip tu jautiesi, kiek tu esi talentingas, nes kartais su genais nepakovosi, bet kokioj toj rūšy. Ir čia yra tas toks labai įdomus niuansas, tu gali kiek nori sportuoti, ką nori valgyti, bet jeigu pasirinkai blogus tėvus, nebus rezultato. Tai tėvai tave apdovanoja genetiškai, jeigu apdovanoja, gali ir blogai sportuoti, ir blogai valgyti, vis tiek kvalifikuosiesi pasaulio čempionatą, galbūt ten laimėsi medalį. Ir žinokit, kiek kitas stovyklas išvažiuodavau, nuo mažumės, nežinau, pirmą gal stovyklą buvo, kai man buvo 19 metų ir ten tai stovyklai tiesiog įdomu būdavo, atsisėsdavau prie lango arba atsisėsdavau valyklą ir žiūrėdavau, ką valgo visi sportininkai, kaip sportuoja visi sportininkai, nes man būdavo įdomu, kodėl jie atrodo taip, kaip jie atrodo. Ir aš galvodavau, kodėl mano treneris neanalizuoja, ką jie daro, kodėl jie taip daro. Visą laiką kvestionuodavau. Ir tada pamatydavau, kad kai kurie tikrai nežmoniškus krūvius patemdavo ir jie tiesiog vėl atsigavę vaikšto savo tam foje, ten dar kažkas su jais ateina pakalbu. Galvau, kodėl aš negalėčiau to padaryti. Vėlgi, genetiškai kažkas apdovanota. Paskui nueini, matai, ką valgo. Nevalgo jokio normalaus realiai maisto. Valgo ten bulvytės free, ten kažkokie kepsniai, šokoladai, dar kažkas. Ir visą dieną Red Bullį geria. Ir aš tai galvoju, kaip? Kaip tai yra tiesiog įmanoma, bet paskui tu supranti per laiką, kad turi gerus dienas, galbūt esi tam tikro amžiaus, paskui tau bus sunkiau išlaikyti tą rezultatą, bet jeigu tu tą gali daryti ir pasiekti rezultatą, nekankink savęs ten nekiom dietomis ar dar kažkas. Ir jeigu mes paskui dar kitą pavyzdį, tokį juokingesnį paėmėm tam, kad irgi buvo vienas toks NBA žaidėjas, labai irgi gerai žaisdavo, ten dėliaudavo į krepšinį, netgi gal buvo MVP išrinktas. Ir paskui sako, tau reikia susitvarkyti savo dietą, tu nebegalėsi valgyti ten ar chicken nuggets ar dar kažko. Ir jam nebeleido valgyti to ir jis pradėjo prasčiau žaisti. Tas sako, gerai daryk taip, kaip tu nori. Bet vėlgi, tas pats, ir ta Airinė sakė tą frazę, kad mums reikia kovoti su to svoriu, bet irgi taip pat tai reikia irgi daryti jiems irgi, tarkim, kokiams profesionaliems krepšininkams, nes mes irgi buvo tas vienas lietuvis, kuris žaidė gal net NBA, Marčiulionis ar kažkas. Jo, Šarūnas Marčiulionis. Tai jam, man atrodo, reikėjo išlaikyti kažkokį kūno svorį. Nes jeigu jis tik viršydavo tam tikrą kūno svorį, jis tada
būdavo ta tikimybė, kad jis galės patirti tą traumą. Ir mažesnis svoris, mažesnė tikimybė, kad patirs kokią nors ten, nežinau, kelieną traumą. Tai vis laikį ten sverdavo. Ir jeigu jis sveria daugiau, jis turi susimokėti didelę baudą. Tai taip pat yra ir dabar kai kuriems žaidėjams sako, tu turi numesti svorį, nes jeigu tu sveri tiek daug, tu turi didesnę traumos tikimybę arba imsimės kažkokių sankcijų. Tai yra, tai jiems irgi reikia prisižiūrėti. Jeigu paimsime ten irgi kokį nors baletą, čiuožimą ant ledo, tai dažnai tos visos merginos turi valgymo sutrikimų. Ir irgi labai yra svarbu jas irgi edukuoti, kas yra svarbu. Ir pažįstu tiek Lietuvoje tų profesionalių merginų ir pats esu konsultavęs. Reikia nebijoti maisto, reikia paplanuojam kaip kas. Aišku, tu gal negalėsi tiek tikrai daug valgyti, bet man svarbu, kad neturėtum valgymo sutrikimo. Dažnai irgi ten merginas dingsta menstruacinis ciklas nuo tokio didelio fizinio krūvio, nesubalansuotos mitybos ir taip. Tai reikia atstatyti. Kartais būna, kad tiesiog kol jos bus profesionalės, jos neturės. Nes negalima, arba reikia vartoti kokius irgi ten steroidus, dar kažką, bet dažniausiai tai nėra leistina. Tai yra šiaip ganėtinai žiauri realybė. Ir tada irgi aš atsirandu, kuris tiesiog, aš išmanau, aš pasidalinsiu. Aš duosiu viską tam ar sportininkui, ar klientui, kad jis suprastų, kad jeigu aš taip darysiu, aš pakenksiu mažiau savo organizmui. Ir man visą laiką ir buvo tas tikslas, kad aš nueinu, papasako, kaip yra, man nereikia iš to žmogaus uždirbti, kad aš tave konsultuosiu, ten, nežinau, 2 metus ir aš tavęs nepaleisiu, tau reikia konsultacijos, gerai kreipkis, aš tau pasakysiu, ką tu turi toliau daryti, bet aš išmokinsiu strategijos. Tai yra svarbiausi dalykai, laikysi šitų dalykų, pasieksi 95% rezultatą. Nori tų dar 5%, gerai bandom viską padaryti idealiau, bet tada, žinok, tavo gyvenimo kokybė šiek tiek gali pablogėti, nes tu turėsi daugiau galvoti. Tada ar turi daugiau finansinių lėšų, pažiūrim, ką galima padaryti su papildais. Jeigu tu sieki kažkokio pasaulio rekordo, nežinau, kažkokiam bėgime ar dar kažką, mes galime daryti ten svėrimus įvairius, papildai, vitaminai, mineralai, treniruotės metu mes galime bandyti tau išgauti tą geresnį rezultatą. Tu esi stanionis, ruošiesi bokso kovai, tau reikia numesti 20 kg, kai mes tai galima greičiau ir efektyviau padaryti, kad tu neprarastum to savo galingumo, kad nesirgtum, kaip tą vandenį atsikluoti, kad tu išgerti prieš svėrimą, po svėrimo, prieš varžybas, kad tu galėtum performinti. Ir paėmė tas vėlgi visus karatistus, dar kažką, tarkim, Lietuvoje, kurie yra profesionalus, viskas yra dažniausiai daroma, belia kaip ten žmonės badauja, kažką ateina, nėra jokio planavimo, kaip yra blogai, esu dirbęs irgi su olimpiečiais. Ant širdies man kartais skaudu, kai tu žmogui sakai, žiūrėk, galima padaryti taip ir tau bus geresnis rezultatas ir sako, man nesvarbu, ką tu čia man sakai. Sakau, gerai, tada pasakyk, kaip tu nori, aš pasakysiu, kaip tada geriau daryti. Ir tada irgi žmogus nieko negali pasakyti ir tada galvoji, bet tu turi šansą patekti į olimpiadą, arba tu jau dalyvavai ir tu turi antrą kartą. Ir atrodo, kad kažkas jas kitus ten varo ir jie tiesiog daro kažką ten iš įpročio ir tu supranti, kad žmogus galėtų dar geriau padaryti. Bet tada galvoju, aš nesijaudinsiu dėl to, nes jis prisiema atsakomybę už savo tuos pačius veiksmus. Jeigu jis nenori, gerai, net nenori, kaip aš sakau, kad tu pats komunikuoji su žmogum ir sakai, kaip tu norėtum, kad būtų. Gerai, nenori nieko taikyti. Tavo pasirinkimas. Aš tai galiu pasiūlyti ir viskas, bet tokia realybė. Bet sakau, čia būtų galima tokių istorijų visko pasakot. Yra ganėtinai įdomu, kai tu matai, kaip kas skiriasi, bet svarbu supras, kad viskas galtinė perspektyvoje susivada į tą būtent balansą tarp vieno ir kito dalyko. Tikriausiai viskas yra toks ilgas procesas, tas švietimas, kol ilgainiui visi sužinos ir pradės tam skirti dėmesio. Ar būtent sportas yra tai, kas atvedė tave į mitybos, maisto technologijų pasaulį? Taip, iš tikrųjų tai ir mane, kaip ir galima sakyti, atvedė, nes buvo taip, kad aš kai baigiau mokyklą, net kai mokyklai mokiausi, aš galvoju, ką man mokykla tai reikalinga, aš kažkaip nematau, kokią naudą į man sukuria. Mes žinom, kad ten galim išmokti, bendrai būti išprusėm žmogum ir aš gerai mokiausi, vidurkis buvo geras ir egzaminas neblogai išlaikiau, bet po mokyklos nežinau, ką aš iš tikrųjų noriu daryti ir aš visą laiką rinkausi viską, kas man padėtų pasiekti mano olimpinę svajonę. Aš norėjau visą laiką laimėti olimpiadą aukso medalį, esu maksimalistas.
nesvarbu ką daryti ir galvojau, nu gerai, važiuosiu čia į Kauną dabar studijuoti, nes ten kaip ir turėjo būti geri treneriai, ten tada tais laikais Raividas Stanys treniravosi Kaune ir galvojau, treniruosi su juo ir aš iš karto tą rezultatą padarysiu. Pradėjau treniruotis, kažkaip nusivyliau tą treniruočių visų procesu ir šiaip visą tą situaciją ir tada pagalvojau, gerai, ką aš dar galiu padaryti, kad aš priartėčiau prie to rezultato, nes visą laiką man kaip sportininkui, ant šuolininkui aukštas svorio metimas buvo kaip ir svarbus, nes visą laiką turėjai palaikyti tą nedidelį kūno svorį. Ir tada prasidėjo tas domėjimas, lietuvių kalba nelabai buvo tos informacijos, dar buvo tik pradėjo YouTuberiai Lietuvoje augti tam tikri, ten vienas buvo, vis tiek buvo ten tas Andrius Poliokevičius, kiek jis man dalindavosi, bet kažkaip, nežinau, nekalbėsime ten apie ką jis vartoja ir ką ten daro, ką pardavinėja, bet tie buvo keli ir aš šiaip tada sumasčiau. Bet aš galėčiau irgi pradėti kurti vlogą ir dalintis tą informaciją, ką aš išmoksiu. Ir aš tada pradėjau tikrai nuo gal kažkur 20 metų, taip rimtai kasdien po kokios mažiausiai 5, sakytum, po 12 valandų aš ten pradėdavau skaitinėti vairiausius blogus, ten kažkur paskui pamačiau, lietuvių kalba nėra nei knygų, nieko, tai reikia žiūrėti, kur aš galiu tos informacijos pasimti ten. Vienos knygos ten anglų kalba, ten susiradai jau tuos, sakykime, tam tikrus specialistus, kurie turėtų akreditacijas ir rašo anglų kalba, tai ten nusipirkai ten vienas parašytas 5 knygas, pasiėmė tas visas knygas, nusiperki ir skaitai. Čia kalorijos yra svarbiausias dalykas ir tai žiūri. Galvoju, bet kitas sakė, kad nereikia skaičiuoti kalorijų, kur yra ta tiesa ir tu skaitai. Aš surinkau pakankamą informacijos, aš galiu dabar pats teisingai padaryti tą sprendimą, nes taip yra ir tu pabandai paskui žmonių, matai, kad veikia, ir tada atsiranda dar didesnis pasitikėjimas ir viskas. Ir tada iš to domėjimas kažkaip man patiko. Ir aš visą laiką, kai aš noriu būti geriausias specialistas Lietuvoje. Ir gerai, tai kaip aš galiu dar įgauti tų daugiau žinių ir kad aš turėčiau tas visas akreditacijas, man yra svarbu būti kompetitingam. Aš niekam šitą nepasakau taip viešai, kas yra svarbu arba kas yra. Ir gerai, pasibaigsiu maisto technologijos, tada išvažiavau į užsienį, Glasgow universitetą, kuris tada kaip ir, šiaip jis yra vienas iš geriausių pasaulio, ten top 100, bet ta pati programa buvo kaip ir geriausia Europoje tuo metu, dabar aš žinau, kad ji kaip ir gal 2, 3 yra. Ir aš tikrai džiaugiausi ir nuvykau ten ir pasakas, sako, čia yra moksliniai straipsniai, taip rodo ir sako, jeigu tu nesiremsi kažkokiu straipsniu, kai tu su manimi kalbi, ten kokią dėstą, mes nesišnekėsim. Ir man sakydavo, kur parašyta, man tai ir aš tada toks, gerai, ten verčiu, sakau, čia yra taip, ir aš tiesiog, aš užnisdavau dėstą, aš klausinėdavau, kodėl yra taip, kaip čia daryti praktiškai, kaip čia su sportininku, bet dažniausiai jie vėlgi nebūdavo tiek daug praktikų, kiek aš jau turėjau, nes aš jau prieš jau tada konsultuodavau kažkurie žmonės, kaip čia numesti tą svorį ir ten norėjau gautas, gavau tą, grįžau Lietuvą, parašiau ten tą vieną knygą, ten buvau sudėjęs 800 ten skirtingų mokslinių popierių, kur ten taip parašyta, nes taip reikėjo įrodyti tą tiesą, kad aš esu pakankamai kompetitingas, kad suprantu kaip kas ir visą laiką man būdavo, žinot, kai tu jau turi užauginęs tam tikrą auditoriją, tas kažkoks heitas, aš to heito nedaug gaudavau, arba jeigu gaudavau, sakau, padarom laivą, pasikalbam, kur čia tiesa, netiesa ir aš žinodavau, kad aš vis tiek bet kokį tą argumentą laimės, nes aš tiesiog žinodavau, kad čia yra teisybė ir man patikdavo, aš kaip tik pildavau žyvalą tą ugnį, kad tai jau įsivestų. Ir būdavo porą. Aš kažkur dar gyvendavau, dabar kai Vilnių atvažiavau ir čia Vilnių matau, vienas komentatorius eina, aš prieinu prie jo, pasikalbam. Labai kažką ten komentuodai, atsiprašau, nenorėjau. Laidariteriai tokie. Jo, laidariteriai, tai aš kažkaip nebijodavau visą laiką to ir man tas irgi švietimas ir paskui, kaip tam tikro lygio ten irgi ten žinių radijo laida, ten auditorija, viskas, tu gauni tą pripažinimą. Apie mano klientus, tai jau dabar ir žurnalas, tas Happy 3, ten išspausdino 2 istorijas, prieš tai dar buvo istorija, ten ir TV laidos. Ir tu atrodo, kad tu padedi tiesiog žmonėms ir tu matai, kad jau yra tas.
iš pradžių tu matai, kad tiek žmonės ten rekomenduoja, matai tos rezultatus, bet paskui dar po laiko matai jau, ten kažkas kažkur papasako, sako, man tas kaip ir gerai ir tu matai, kad tu kaip ir pasiekai tą tikslą, tu tapai tikrai gerų specialistų Lietuvoje. Bet paskui aš tai, kai atrodo, tą pasiekiau, čia buvo prieš kokius 1,5 metų, kai tu supranti, kad tu tikrai nemažai žinai, nes kai tu esi maksimalistas, su kiekvieną dieną tik tuo gyveni, tai reiškia, tu neini kažkur ten į vakarėlės, tu pasiemi, ar tu klausai podcastą, ar tu skaitai. Ir tu darai tą kiekvieną dieną po 10 valandų. Tai, įsivaizduojam, jeigu aš tai daryčiau tik po 1 valandą ir ten daryčiau tai 4-5 metus, aš turėčiau vieną kiekį žinių. Bet jeigu aš tą darau tokį, po 10 valandų ar ten dar kažkas, tuo tiesiog gyvenu, aš tų žinių prikaupiu žymiai daugiau. Ir iš karto tą galiu kaip ir turėti daugiau patirties. Ir tu prieini prie tokio taško, kad tu matai, kad tu nebelabai gali daug ką išmokti. Būtent mitybos toj sferoje, nes tu matai, čia yra toks tokia pati situacija. Tik keičiasi ten tos, tarkime, lygos, ar ten refliuksas, ar ten nėščia moteris, ar kažkas tokio, ten keičiasi tik niuansai, bet jeigu tu pasiemi ir tu skaitai, tu matai, gerai, aš tokias gairias taip sudedu ir tai turėtų veikti, tu matai tą ir kitą dalyką, tu žinai beveik viską apie svorio kritimą, nes mano buvo pagrindė, kas įtakoja tą greitesnį svorio kritimą, kaip išlaikyti tą kūno svorį. Aš ten tiesiog norėjau būti ekspertas ir aš dalinai, tu paskui skaitai, tu visur matai tą pačią informaciją, labai yra sunku surasti dar kažką tokio ir tada man gal net buvo užėjus tokia mini depresija, kad aš matau, kad aš jau nebegaliu daug ko išmokti, nes nebėra tai literatūrai parašyta, nes tu naidavai ir biblioteką atsivesdavai, ten Lietuvoje nėra, ten 1500 puslapių dietologijos knyga, tu skaitai, ten jau įdomiau, ten būna kaip vienas vitaminas su kitu, ten komplektuojasi, kaip įtakoja vienas vitaminas tavo kitaip organizmą, bet tada tu supranti, kad dalinai to paskui žmonėms nebereikia. Yra tam tik, aš kaip specialistas, aš galiu paaiškinti, kodėl vienas ar kitas dalykas veikia, bet žmogui tai nebėra svarbu. Žmogui yra svarbu tai, ką aš nekėjau pokalbio pradžioje. Ir jeigu jis tą padaro teisingai, viskas. Ir tada tas niuansas linksmas, pasirink gerus tėvus. Kurių negalim pakeisti. Kurių negalim pakeisti. Ir nuo tos visos, kiek jau metų čia eina, aš toliau skleidžiu tą žinutę, yra ta viena knyga parašyta, kitą išleisti turėčiau, nes jau yra visa parašyta ir aš tada vaiksiu su mitybos tema ir tada viskas gali tiesiog palengvina žmonėms visą mitybos planavimą, nes tai yra kaip ir tokia nauja aistra, kuri leidžia grįžti prie tos misijos, padaryti mitybos revoliuciją Lietuvoje ir žmonėms pasakyti, kaip tai turi atrodyti praktiškai. Ir tada kartu mes galime daugiau. Pokalbėse dalindamės ir skleisdami tą pozityvę žinutę, kaip iš tikrųjų turi atrodyti tą mitybos sportininkams ar paprastiems žmonėms. Tai būtent tu turi ir tą savo Persikas.com platformą mitybos planavimo dalyvavai ir T-Hub'e, kur startuolį pristatėjai. Tai akivaizdu, kad į mokslą, visas žinias labai nori sujungti ir su technologijom. Tai kaip manai, kaip tai gali pasitarnautos modernios technologijos, būtent vykdant tą mitybos revoliuciją, kurią mini? Tai iš tikrųjų yra tai labai įdomi tema. Aš dar turiu vieną verslo magistrą, kurį aš pasibaigiau praeitais metais Švedijoje. Ir aš ten rašiau savo magistro darbą apie dirbtinį intelektą. Ir mes matome, kad su šiandieninėmis technologijomis, kad dirbtinis intelektas iš tikro pakeis labai daug žmonių. Jis jau pakeitė, tarkim, dabar designerius, kokius nors copywriterius, rašytus ir pakeis dar vis daugiau. Aišku, paprasta dalis žmonių nelabai naudoja dirbtinį intelektą praktikoje, mes verslininkai ar tie, kurie studijavo inžinerijos mokslus ar programavimą, jie gali tai labiau taikyti praktiką. Ir kaip ir jau dabar tai yra ateitis, jau ten buvo tas pirmas dirbtinio intelekto modelis, ten sukurtas 1900, ten gal 50 metais kažkada toliau, o dabar tik jis praktiškai yra prieinamas man, tau. Ir jis vis gerės ir dabar vis gerėja ir ten maksimaliai tikrai galbūt kažkada netgi dabar ir turėsiu tą kokią nors namų tvarkytą, kuri bus robotas, kuris tvarkys namus ir nereikės samdyti tvarkytos, bet nepakeis tam tikrų kitų darbų. Ir tada aš galvau, jeigu aš esu mitybos specialistas ir aš turiu tam tikrus įgūdžius, reiškia,
aš kažkaip galiu tą specialistą arba dietologą pakeisti dirbtinį intelektą. Tai aš turiu būti pirmas, kuris pakeis tam, kad aš nesusidurčiau su tą problemą, kad mane pakeis. Ir tai aš tada dar galėsiu už tą uždirbti, sukūręs kažkokią naują inovaciją. Ir tada tu galvoji, kaip tu tą gali padaryti. Tau reikia kažkokio co-founderio, kuris turi tą programavimo. Aš dėkoju savo co-founderiui, nes jis yra tikrai labai irgi kompetentingas žmogus ir mes kartu galime labai greitai kurti. Mes papildome vieną kitą skirtingais įgūdžiais. Tai jeigu jis yra CTO ir aš esu CIO, plus esu dietologas, plus esu geras marketingo specialistas, aš galiu padaryti daug iš karto veiksmų ir mes kartu su tokia kombinacija galima greitai sukurti gerus produktus, kurie keičia visą industriją, pasinaudodami naujausiamis technologijomis. Tai dabar toliau, kuriant Persika, dabar jau jame yra naudojami dirbtinio intelekto algoritmai. Viskas iš tikrųjų ta visa platforma kaip ir pakeičia mane. Jeigu aš sudarydavau anksčiau kaip planą, tai aš sėdėjau su jo prie algoritmo ir sakau, turi būti taip, turi žmogus gauti tiek angliavandenių, riebalų, baltymų, turi tokie receptai. Aš esu ten sukūręs visus receptus, toje platformoje jau yra virš 1100 receptų, kas ir dalinai ištenka, jeigu žmogus kiekvieną dieną nori valgyti skirtingą maistą, arba jeigu kažko nenori, vis tiek gaus pakankamai tų receptų, gaus tų idėjų, ką kaip gaminti. Ir tada mes tą jau padarėm, tai mes iš tikrųjų pakeitėm mitybos specialistą jau su ta platforma, nes dažniausiai tie mitybos planai, kurie yra sudaromi Lietuvoje specialistų, nėra jie labai kokybiški, nes vis dar matome, kad kažkur tas pačias sultis reikia gerti pusryčiams, kažkas sako, reikia valgyti tą vištieną su ryžiais, arba žuvį su ryžiais, o žmogus nenori valgyti tai ryžių. Dar yra ta visa tokia industrija, trūksta to švietimo, bet mes taip ir kaip ir jau padarėme ir tada mes matome, kad gerai, kokia gali būti toliau ta vizija, tai tu tiesiog nori padaryti, kad visam pasauliu tu pakeistum tas arba visus mitybos specialistus, nutritionist ir jau link to, kad tu pakeiti dietologą, nes dažnai žmonės neturi pakankamai pinigų, kad eitų pas dietologą ir ten su juo pasikalbėtų. Kartais mums nereikia neteiti pas dietologą kalbėtis, nes jis dažniausiai fokusuosi į vieną sritį, ties kuriais dirba ir ten padeda žmogui, ar tai tarkim žmogus turi kokio nors chrono ligą ir jis tada rekomenduojam, kaip keisti tą mitybą ar dar kažką ir jis tada gali dar išrašyti papildomai kokius nors vaistus ar nukreipti pas kitą specialistą, jeigu ten mato, kad reikia tam žmogui. Ir dalinai tu paskui gali, naudodamas dirbtinį intelektą, technologijas, tu gali viską algoritmizuoti ir žmogus, tarkim, aš dabar įsijungiu savo telefoną ir aš iš karto galiu, mes turim kokią nors Simoną, kuriai parašau, čia man planą sudarė iš 5 valgių, ar galiu kitą dieną valgyti 4 valgius. Ir tada jis taim iš karto komunikuoja ir sako, taip, gali valgyti 4 valgius, paskui sako, aš netoleruoju kviečių, į ką galiu juos keisti. Tu gali tai viską padaryti su dirbtiniu algoritmu. Tai reiškia, kad tu, kaip dirbtinis intelektas veikia, tam, jeigu aš paimsiu 200 skirtingų mokslinių straipsnių, tam tikrą tematiką, aš duosiu dirbtinį intelektui visą tą informaciją ir jis tada ją perdirbs ir galės tau suteikti duoti tą kažkokį atsakymą. Ir aš galiu dar kažkokį kompleksinį atsakymą peržiūrėti ir mes tada vėlgi programuojam, kad visą laiką žmogus nebūtų klaidinamas. Ir jeigu mes galime taip greitai greitai jam tą visą informaciją duoti, kad jis perdirbtų, mes galime labai per metus, mes galime pakeisti realiai viską. Galime gal ir greičiau, priklausomai kiek finansų turi, kad tu galėtum tą padaryti. Ir tada matai, kad tu tikrai gali padaryti tą inovaciją ir pakeisti pasaulį. Ir tada sakai, gerai, norim, kad šitas mūsų appsą parsisiųstų bei kiekvienas pasaulio žmogus. Nes kažkas, tarkim, tam tikri tyrimai irgi nurodo, kad po tam tikro laiko kas antras žmogus, tarkim, turės obesity. Tai reikia kažką daryti dėl to. Tai reiškia, jiems trūksta švietimo arba mes kažką darom neteisingai. Ir aišku, mes matom, kad ir trūksta to švietimo, nes ateini ir visą laiką nuolat magišką dietą. Numesi 10 kg per 3 savaitės. Tai vėlgi, jeigu sukursi labai gerą produktą, reiškia, žmonės vienas kitam rekomenduos tą produktą ir automatiškai tai jau viską keis. Ir toks tikslas, kad padaryti taip, kad parsivis Persika ir didžiuosi, kad turiu Persiką.
džiugu, kad tos technologijos gali tikrai padėti žmonėms gyventi sveikiau, geriau, sportiškiau, žodžiu, visai kaip į naudą. Ir tikriausiai ta maisto tema ir apskritai mityba yra neišsemiama tema. Čia galėtume 3 laidas įrašyti besėdėdami. Bet pabaigai, ką patartum tiem žmonėm, kurie šį šiltąjį sezoną nori pasitikti galbūt su naujais įpročiais, galbūt sveikiau. Vienas auksinis patarimas, kurį duotum jiems. Parsiųsti persikastą. Negalėjau pasinaudoti šitų pasiūlymų, bet tai dabar jau augam. Kiekvieną šią vakar prisijungė 100 žmonių, tai aš happy. Bet ką dar, tai nesilaikyti dietos, peržiūrėti šitą pokalbį antrą kartą, nes čia pasidalinam tą, ką reikia žinoti. Perklausiu dar kitų daugiau šių laidų jūsų, nes irgi reikia tos edukacijos, kad šviestasi žmonės. Kiekvieną valgio metu suvalgyti pakankamai baltymų ir tada dėl kitko nesijaudinti. Ir pradėti sportuoti palengva tada. Ne iš karto nepradėti po 10 000 žingsnių vaikščioti, nepradėti po 10 km bėgioti ir galvoti, kaip ta pati mityba ir sportas gali tapti gyvenimo būdu, kad tai aš tai galėčiau išlaikyti, kad tokių gairių galėčiau išlaikyti visą gyvenimą. Jeigu aš galėsiu to išlaikyti visą gyvenimą, mano gyvenimo kokybė bus geresnė, aš atrodysiu geriau, jausiuosi geriau ir ilgiau gyvensiu. Tai ačiū už tokius tikrai labai gerus patarimus ir tikrai, kaip ir sakė Laura, galėtume dar kalbėti ir apie tą, ir apie aną, bet visko nesukrūsi vieną pokalbį, tai tikėkime. Bus priežastis susitikti dar kartą. Ir galbūt tada, kai jau ir tavo platforma, gal tikrai žmonės turės kas antras pasaulį telefone, tai to ir linkime ir dar kartą ačiū, o klausytojams taip pat linkime šį šiltąjį sezoną daugiau judėti, sveikiau maitintis ir, na, tiesiog gyventi laimingai savo sveikame kūne. Taip, o mes pažadam, kad ir šiltai sezoną parūpinsim edukuojančių pokalbių, o su pasivaikščiojimais puikiai dera ir audiotekos knygos mūsų draugų, kuriems ir dėkojam už vaizdą ir garsą. Tai pasimatom už 2 savaičių. Ačiū Jums, kad žiūrėjot ir klausėtės mūsų. Iki.